Sveiki, šiandien padarysim kartu makiažą, va tokią, iki makiažą. Ir naudosiu tik tai dvi priemonės paletėse, tai yra skaistalai ir vienas šešėlis, su kuriais padarau ir akių makiažą. Panaudosiu skaistalą kaip skaistalą kartu su highlighteriu ir panaudoju ir kaip šešėlius. Ir panaudosiu vaninio atsparų naują mėlyną pieštuką Blue, kuris puikiai lieka vietoj, tiesiog padaryti strėlytę. Tai nuo ko pradedu, tai padengsiu visą judantį voką šešėlių pagrindu. Šešėlių pagrindas turi vitaminą E, tai yra antioksidantas ir turi drėkinančių, maitinančių savybių. Ir ką padaro šešėlių pagrindas, tai didina makiažo patvarumą ir makiažo sukibimą su oda. Tai ypač aktualu pas ką yra užkritę vokas, jis yra pas 90% moterų greičiausiai, kiek aš matau. Tai mums visoms yra ir visiems yra aktualu turėti šešėlių pagrindą, kuris laikys mūsų akių makiažą vietoj. Toliau aš naudosiu biria permatomą pudrą tam, kad užfiksuoti patį šešėlių pagrindą, numatinti ir išlyginti odos paviršių. Jeigu jūsų vokas neriebaluojasi ir neužkritę, šį žingsnį galite praleisti. Ta pati lopetėlį teptuką aš naudosiu dabar skaistalui. Ir labai, jeigu turim užkritę voką, mums labai svarbu padaryti lanką. Mes piešiam virš lanką, kaip jūs matote, ne? Pabrėžiam. Ir darau tai labai lengvai ir išretušuoju trupučiuką į šoną. Ir darau tokį kaip kampą, naują lanką nupiešiu ir tai vizualiai kelia akį iš karto ir didina akį. Taip, karts nuo karto pažiūriu, ar vienodai yra, patikrinam. Visada galim spėti pakoreguoti. Dabar imu pavardės pirštą, paimu šį švytintį šešėlį ir padengiu vidinę dalį, sujungiu su skaistaliuku ir trupučiuką į vidinę kampą, tai irgi atmerkia akį. Taip. Ir dabar aš paimsiu vandenio atsparų mėlyną pieštuką ir pravesiu lengvai liniją palei blakstienas. Pieštukas yra vaško pagrindo, be galo lengvai brėžia, labai minkštas. Kodėl mėlynas? Nes jis puikiai dera su rožinės skaistalų spalva, ko arčiau blakstienos stengiamės. Ir mėlyna spalva, ypač mėlynas pieštukas, turiu omenyje, jis ypatingai jaunina. O kas esate brandžios odos ir brandesnio amžių, dėja turiu jau pasakyti, kad esu. Virš 40 metų mesgi viską ieškome, kas mus jaunintų, gaivintų, tai šis makiažas tikrai gaivina ir jaunina. Su teptuku tiesiog trupučiuką prasklaidau ir įvedu giliau į blakstienų liniją. Ir atrodo, kad maždaug yra vienodai, dar trupučiuką pakoreguosiu. Ir dabar eina tušas, matot, kaip dera šiandien mano Lash Panorama mylimiausias tušas. Pasistengsiu neišsitepti, nors tai ne taip paprasta, visada sugebu kažkur. Taip, Lash Panorama tušas man patinka tom, kad jis pakelia blakstienas nuo pat šaknų, padaro fonoraminį tokį vaizdą, dėl to jis taip ir vadinasi. Labai gražiai pabrėžia blakstienas, juodina, ilgina. Turi formulę praturtintą vitamino B5, propantenolio, saugo blakstienas nuo lūžinėjimo. Visi mūsų merikiai tušai. Ir labai gerai laikosi. Nu ir ką, ir būtinai ant galo turėjau išsitepti, bet nieko tokio. Dabar aš noriu palaukti, kol šitas sluoksnis išdžius. Aš dadėsiu antrą sluoksnį kitai akiai kol kas, nes vieno sluoksnio tikrai mažoka, norisi ryškiau. Ir, na va, žiūrėkit, kokias didelės akis tampa. Ir kol išdžius šis sluoksnis, aš padažysiu lūpas ir po to dadėsiu antrą sluoksnį, tikiuosi nepamiršiu. Lūpom aš naudosiu šiandien taip pat naują vaninio atsparo lūpų kontūro pieštuką Pink Nude. Viena iš mano mylimiausių spalvų, labai natūrali. Beveik nematoma, bet ką padaro kontūro pieštukas, jis saugo lūpdažį nuo išbėgimo už kraštus ir aišku laiko labai graži lūpų formą ir didina lūpdažio atsparumą. Dabar ką aš galiu padaryti? Aš galiu pilnai padengti lūpas pieštuku. Ir padarau tokiu būdu tarsi
bazę, tam, kad lūpdažis laikytųsi geriau. Lūpdažį aš naudosiu tinkamą prie makiažo, ultra drėkinantį. Ir pilnai padengiu lūpas. Ir dabar toks labai pavasariškas, vasariškas makiažas gaunasi. Dabar antras sluoksnis tušo. Ir žadėjau parodyti. Sumaišau dabar skaistalų teptuką imu ir sumaišau skaistalą su žėrinčiu šešėliu ir naudoju. Ir dabar, kad nuimti ten, kur išsitepiau, nuvalysiu. Toks makiažas šį pavasarį. Komentuokite, kaip jums. Išbandykit, labai paprasta. Skaistalas ir vienas šešėlis. Ir kaip šešėliavimo ir skruostams pabrėžti. Vaninio atsparus mėlynas pieštukas, kuris jaunina. Ir kuris laikysis visą dieną. Ir lūpoms naujas lūpų kontūro pieštukas Light Nude ir lūpdažis. Jeigu nori taip pat pasidažyti ir neturi tinkamų priemonių, ar kažkas sudomino, tai drąsiai parašyk man, siunčiu per visą Lietuvą ir suteikiu 100% pasitenkinimo garantiją. Gražios dienos.